Sveiki, šiandien susipažinsime su Indijos kastomis ir jų žemiausių sluoksnių neliečiamaisiais. Taip pat vaikščiosime po karščiausią Radžastano miestą Džodhpūrą, grožėsime šio miesto fortų ir panoramą. Pabaigai užsuksime išsiburti ateitį, o kaipgi kitaip. What's your Smart ID password? Taigi įsitaisom patogiai, spaudžiam like ir žiūrim, bus įdomu. Labai sunku gatvę pereiti. Nes pusę perėjau. Antrą pusę perėjau. Iš gatvės pardavėjų pirksiu papają. Labai gražiai sunokusios. Viena papaja kainuoja 50 euro centų. Dvi paėmiau už 1 eurą. Na tiesiog labai pigu. Einam dar apsižiūrėsim ko. Apelsinų, vynuogių. Jokingas užrašas, ne? I love Džodhpūrą ir šalia guli benamis. Sveiki atvykę į Indiją. Vaikštau Džodhpūro miesto gatvelėmis. Labai siauros, labai triukšmingos, visi bando išsitekti. Ir pardavėjai, ir pirkėjai, ir motociklininkai, ir tuktukai. Ar automobilis kartais įlenda, tai kuriam labai sunku būna pravažiuoti. Na, tikrai triukšminga ir galiu pasakyti vargina. Tačiau labai įdomu. Mažmeninė prekyba, pasižiūrėkit, kaip klesti. Tiek žmonių, tiek pardavėjų, visi su savo matais, su savo prekėmis. Vaikštinėju Džodhpūro gatvėmis, matau daug žemiausios kastos pardavėjų, benamių ir daug žmonių iš neliečiamųjų kastos. Taip, gerai išgirdote. Indija yra netgi neliečiamieji žmonės. Oficialiai kastų sistema Indijoje panaikinta daugiau nei prieš 60 metų, bet ji gyvuoja iki šiol. Kai kuriuose tankiausiai pasaulyje apgyvendintos šalies vietovėse bendravimas ar net valgymas su kito visuomenės sluoksnio žmogumi gali būti laikomas nepriimtinu ir užtraukti aplinkinių panieką. Nusipirksiu sulčių, iš jų raudonųjų morkų ir apelsinų. Tokie įsitikinimai Indijoje susiformavo per daugelį metų. Kilme, papročiais, darbu ar verslu susijusiuose uždarose žmonių grupėse ėmė galioti normas ir taisyklės, kurių buvo griežtai laikomasi, o už jų nepaisymą baudžiama. Pavyzdžiui, už santuoką su kitos kastos atstovu žmogus galėdavo būti pašalintas iš kastos. Šiandien ribos tarp kastų didmiesčiuose beveik išsitrynusios, tačiau provincijose arba tarp žemiausių visuomenės sluoksnio žmonių ši sistema aktyvi. volume.
Senoji kastų sistema indų suskirstė į 4 pagrindinės kategorijas, suskaidytas į apie 3000 kastų. Kastų sistemos vaizduojamos kaip piramidė. Viršuje yra brahmanai, kurie įkūnė aukščiausią švarumo lygmenį, nes jų veikla tradiciškai susijusi su religinė sfera, pavyzdžiui, šventųjų tekstų skaitymo ritualais, intelektualinė veikla. Žemiausiai yra dalitai, įskaitant tuos iš mažumos grupių, tokių kaip krikščionys ir musulmonai, atsidūrė pačioje apačioje. Jie tradiciškai buvo visuomenės dugne, nes per amžius buvo susijęs su įvairiais, suteršiančiais, purvinais darbais arba profesijomis. Jiems buvo patikėta valyti viešuosius tualetus, tvarkyti kritusius gyvulius ar dirbti su jų oda. Esu Sasbachų šventykloje, labai gražia vietovėje įsikūrusi šventykla, tarp ežerų, kalnų. Žmonės ateina čia, pamedituoja, ilsisi. Tokia kastų sistema ir neliečiamųjų fenomenas, kokį žinome dabar, atsirado palyginti neseniai. Kastos Indijos simboliu tapo kolonijiniu laikotarpiu, kai britai, padedami brahmanų šventikų, daugiasluoksnę visuomenę, pasidalijusią į daugybę profesinių grupelių, suskirstė hierarchiškai pagal varnų modelį, kad būtų lengviau pažinti ir valdyti. Prieš 70 metų Indijai paskelbus nepriklausomybę, kasinė diskriminacija pripažįstama nusikalstama ir neliečiamybės praktika uždraudžiama. Ir nors kastų sistema taip žiauriai, kaip anksčiau nepraktikuojama, pavyzdžiui, seniau neliečiamieji turėdavo nešioti varpelius, pranešančius apie jų artėjimą, tačiau ji vis dar itin stipri. Indijos konstitucija uždraudžia diskriminaciją neliečiamybės pagrindu, bet ne kastų sistemą. Man už nugaros senasis krematoriumas, įsikūręs labai gražioje vietoje, prie ežero. Naujausi tyrimai rodo, kad trečdalis Indijos gyventojų pripažįsta, vadovaujasi kastų sistema ir vengia neliečiamųjų, žemiausiai grupiai priklausančių žmonių. Jie teigia, kad neleistų neliečiamiesiems įžengti į savo namų virtuvę ir naudotis tais pačiais įrankiais. Nemenkai išlikusi diskriminacija verčia neliečiamuosius ieškoti išeičių, kaip savo statusą pakeisti. Dalis jų keičia religiją, tikėdamasi, kad islamo, budizmo ar krikščioniška bendruomenė juos priims kaip lygius. Nemažai Indijos piliečių vis dar laikosi nuostatos, kad gimę šlavėjų šventikų netapsi. Viskas nulemta kastos. Vieni bando griauti griežtas tradicijas ir įsitikinimus, kiti laikosi stipriai įsikibę kastų sistemos, normų ir prietarų. Kastų sistema ilgai buvo laikoma viena griežčiausių visuomenės sluoksniavimo formų pasaulyje ir yra būdinga Indijai bei jai artimiems kraštams, kuriuose paplitęs hinduizmas. Dar senuosiuose hindų šventraščiuose yra minima varnų arba spalvų sistema. Anot mitų, iš aukojamo pirmžmogio Purušos kūno dalių sukuriamas visas pasaulis. Taip pat visuomenės luomai. Iš burnos šventikai, brahmanai, iš rankų kariai, iš šlaunų prekybininkai, iš pėdų žemdirbiai ir tarnai. Tiesa, pati žemiausia neliečiamųjų kasta pradėta minėti daug vėliau. Kuomet sudegindavo kažką iš karališkos šeimos, tai toje vietoje pastatydavo po koplytėlę.
Džodhpuras prieš 520 metų įkurtas Radžputų valdovų Radžos vardu Džodas. Užkariavus aplinkinės žemės miestas tapo Marvaro karalystės sostinė. Miestas buvo prie svarbaus kelio tarp Delio ir Gudžarato, todėl čia klestėjo prekyba opiumu, variu, šilku, santalu, datulėmis ar kava. Mugalų laikais miestas buvo pavaldus vasališkai, o prieš 200 metų tapo Britų Indijos dalimi. Ši Radžastano sritis dėl sauso klimato ir nepakeliamo vasaros karščio buvo vadinama mirties žeme. Džodhpuras yra vadinamas mėlynuoju miestu, nes jo senamiestyje pilna būtent tokios spalvos namukų. Nėra tikslaus mokslinio paaiškinimo, kodėl dauguma namų mieste yra būtent tokios spalvos, bet populiariausia teorija – mėlyna spalva atspindi karštį, o Džodhpuras yra vienas karščiausių miestų Indijoje. Kitos teorijos sako, kad mėlyna spalva mėginta pritraukti pirklius, kurie kitaip nepastebėtų dykumoje stūksančio miesto. Taip pat, kad kovojant su termitais, dažant namus būdavo įmaišoma vario sulfato, dėl kurio ir atsirasdavo mėlyna spalva. Miestas įsikūrė šiaurės vakarų Indijoje, Radžastano valstijoje, 250 km nuo Pakistano sienos. Daugiau nei 1 milijono gyventojų turintis Džodhpuras garsus istoriniu paveldu. Esu restorane ant stogo, matote mėlynus namus. Ši zona vadinama Blue City. Ir kadangi miestas yra musulmoniškas, tai labai gražiai gieda mečetėse. Iš tikrųjų užbūranti atmosfera. Nuolatos dažant sienas mėlynai, ilgainiui Džodhpurui mėlyna spalva prigijo ir į vakarus nuo tvirtovės stovi netgi melsva mečetė. Senamiestis yra apjuostas 10 km ilgio siena, kurioje 7 vartai ir 100 bastionų. Senamiesčio centre iškyla Merangaro tvirtovė, o ant uolos stūksančią Merangaro tvirtovę išvertus didingasis fortas prieš 520 metų pastatė Radža Džodas. Kiti valdovai toliau ją statė ir gražino iki pat 19 amžiaus vidurio. Reikėjo praeiti 7 vartus, pradedant nuo Fatė ir baigiant Loho vartais, ant kurių išliko Maharadžos 15 žmonų rankų antspaudai. Mirus Maharadžai prieš 200 metų juos atliko sati ritualą, susidegindamos laidotuvių lauže. Įspūdinga vakaro procesija, daug triukšmų.
Aš per gatvę tai perėjau, bet draugai tai nepereina. Labai intensyvus eismas. Žiūrim, kaip pavyks pereiti per gatvę jiems. Šviežias gėlės kiekvieną dieną iš žiedų daro vainikus. Esu restorane, terasoje, ant namo stogo, kur atsiveria nuostabus vaizdas į fortą, vakariais apšviestas. Šiame mieste yra labai gražių restoranų daugybė. Vienas svarbiausių Džodhpūro traukos objektų – storų sienų apsupta ant kalvos 1015 amžiuje pastatyta Mehangaro tvirtovė. Jie pakilus iš karto tampa aišku, kodėl Džodhpūras vadinamas žydruoju miestu. Ji iškilusi ant stačios 120 m aukščio olos ir yra josiama 36 m aukščio ir 21 m pločio sienų. Už šių storų sienų slepiasi nuostabūs sodai, kruopščiais raižiniais išdabinti rūmai, erdvūs kiemai, įmantrūs balkonai, skliautuotos galerijos ir gausybė ornamentų puoštos privačios rezidencijos. Žemyn nuo stačios olos žvelgianti neįveikiama tvirtovė yra tikrai įspūdinga, ypač naktį, paskendusi geltonoje šviesoje. Atvykau didingai į Mehangą fortą. Nuostabus, nežmoniško dydžio statinys, kurį juosia didžioji Džodhpūro siena. Jis niekada nebuvo užkariautas. Būtinai išvaikščiosime visą ir papasakosiu istoriją. Už forto vartų atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai. Čia stūkso ištaigingi rūmai, pastatyti per 5 turtingos istorijos amžius. Šiandien lankytojams atviri tik kai kurie rūmų segmentai. Tai Moti Mahal, perlų rūmai su vitražiniais langais, žvelgiančiais į karūnavimo sostą. Jenki Mahal, stebėjimų vogčiomis rūmai, iš kurių karališkosios šeimos moteris stebėdavo oficialias ceremonijas kieme. Darbar Takat arba sosto kambarys su 8-kampiu sostu. Ir Rang Mahal, spalvų rūmai, kur Maharažas su žmonomis švęsdavo holį. Pasižiūrėkit, kokio ilgio turbanas. 9 metrai. Dabar jis suvinios man ant galvos. Na, visai neblogai tinka. Ir prie marškinėlių. Dabar esu vietinis Maharaža. Forte yra atskiros zonos – Maharažas ir jo žmonų. Tai šiuo atveju esu moterų zonoje, labai puošnios vietos.
Įvairūs tvirtovės viduje esantis pastatai yra paversti muziejais, kuriuose eksponuojamas muzikos instrumentų, palankinių, baldų, pabūklų kolekcijos. Mehangaro tvirtovę 15 amžiuje pastatė Rao Džoda sumanęs perkelti sostinę iš netoliese esančio Mandorė į Džodpūrą. Prieš 520 metų jis pats paklojo tvirtovės pamatus. Ši kalva buvo žinoma Paukščių kalno pavadinimu. Pasak legendos, tam, kad pastatytų tvirtovę, Džoda turėjo išgyvendinti vienintelį kalvos gyventoją, atsiskyrėlį ir paukščių valdovą Čerainači. Nusiminęs, kad yra priverstas išsikraustyti, Čerainači prakeikė Rao Džodą. Sakydamas Džoda, tegul tavo citadelė visada stokoja vandens. Džodai pavyko nuraminti atsiskyrėlį tvirtovės teritoriją prie urvo, kuriame šis medituodavo pastačius namą ir šventyklą. Tada Džoda ėmėsi griežtų priemonių užtikrinti, kad tvirtovė klestėtų ir jos pamatuose palaidojo gyvą vyrą. Atvykau šventyklą, nusiausiu batus ir eisiu vidų. Na, kaip visą laiką daug prašančių išmaldos šalia religinių vietų. Taip yra. Žmonės, kurie tiki, tie ir aukoja. Tradicinis šių vietų patiekalas – farširuotas čili su čili įdaru ir giliai keptas aliejuje. Bando iš manęs kokosą atimti. Kaip savo. Tikra civilizacija čia prie šventyklos. Žmonės atvyksta pasimelsti. Ir žiedų pardavėjas, ir maisto pardavėjas. Tos tradicinius čilius kemšančius, prikimštus pardavinėja. Įdomi. Senoji Indija. Vienas iš pro akis man praplaukiančių epizodinių vaizdų gatvėje, kuomet lėtai eina karvė, sustoja nusišlapinti, o pro šalį šlepsėjusi senutė lyg niekur nieko pakiša delną tiesiai po besišlapinančių raguočių ir pasitepa ranką veidą. Maldininkė tiki šio Indijoje garbinamo raguočio šlapimo šventumu. Kliaujantis ajurveda, karvės sysius turi daug įdomų elementų ir vitaminų. Yra efektyvus antiseptikas. Apskritai rytuose nėra nieko, kas rituališkai būtų naudojama šiaip savo. Kiekvienas veiksmas ir įprotis turi racionalų paaiškinimą, kad ir koks svetimas ir atgrasus jis mums atrodytų. Labas rytas, palieku viešbutį, išvykstu į naują miestą. Ir įdomus dalykas, kaip jie padengia viešbučiuose ir visuose kituose pastatuose spygliais stoginės. Taipogi ant tvoros yra stiklų prikaišyta. Tam, kad neateitų bežionės, nelaipėtų sienom, nevogtų maisto, neišvartytų vazonų. Nemėgsta indai, kai kurie irgi jų. Trumpam užsukau į Umaidų dinastijos rūmus. Šiuo metu tai yra viena didžiausių privačių rezidencijų pasaulyje, talpinanti 350 kambarių. Mano draugo akį patraukė garsus delno skaitytojas, daktaras, astrologas, ponas Andžėjus. Taigi po 5 minučių nelabai tiksliai nuskaityto buvusio gyvenimo, gal dėl to, kad delnas buvo drėgnas, ar šiaip žvaigždės tuo metu buvo nusisukę, gavo patarimo ateičiai. O aš savo $10 geriau nusprendžiu investuoti į lauktuvės. What's your Smart ID password? Vairuotojas sustoja prie didžiausios hinduizmo suvenyrų parduotuvės. Man šiek tiek primena iš Indiana Joneso filmų,
kuomet vokiečiai buvo daug prisikaupę įvairiausių šventų ir turinčių galių dalykų. O čia Skuduryno zona. Šiek tiek netvarkinga, bet tiek daug visko. Sako, šimo projektų geriau, nes pasiklysit turbūt ir pasimesit. Ačiū už kelionę kartu, kaip jums kastos, man tai žiauri tokia žmonių atskirtis. Tačiau visumoje Džodhpuro miestas buvo nuostabus. Spustelnam prenumeratos mygtuką, taip pat varpelį ir iki kito karto.